Ramybė užtikrina santykiai su Jėzumi. Atidžiai paklausykite. Kur žmonės ieško ramybės? Aplinkybėse. Jei tik galėčiau pakeisti šias aplinkybės, jei turėčiau šitai ar tai, štai kur mes ieškome ramybės, bet jis sako, ramybę suteikia ne aplinkybės, o santykiai. Šiandienos prisilietimo tema, kas suteikia nuolatinę ramybę. Ar iš tiesų įmanoma patirti tikrą ramybę, kai jūsų gyvenimo aplinkybės sujauktos? Kaip išlikti ramiam, kai norite pakeisti daugybę dalykų? Ar tikrai įmanoma nesijaudinti, kai viskas taip nepastovu? Arba kai skauda kūną, ar gelia širdį? Kai atrodo, jog nebegalite, kai nebeturite jėgų ištaisyti nė vienos klaidos? Kaip tokiu metu galite išlikti ramus? Jėzus su savo mokiniais buvo aukštutinėme kambaryje, ką tik po ginčo su Petru dėl jo kojų plovimo. Judas jau buvo išėjęs jo išduoti. Jėzus mokiniams kalbėjo apie tai, kad jis juos paliks ir kad bus nukryžiuotas. Jėzaus mokiniai viso to nesuprato. Jėzus sakė, tegul neišsigąsta jūsų širdys. Esu tikras, kad jis tai ištarė netiksliai taip kaip aš, bet manau, kad tai buvo pats absurdiškiausias dalykas, kurį šioje situacijoje Jėzus galėjo pasakyti. Jis sakė, kad mokinių širdis neišsigąstų. Jei nesuprantate, kas čia vyksta, ši eilutė gali atrodyti beprasmė. Taigi netgi šioje labai sunkioje situacijoje Jėzus ištarė, tegul neišsigąsta jūsų širdys. Jis dar pasakė, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Jis sako, tegul jūsų širdis nebūgštauja dar labiau, nes jos jau buvo išsigandusios. Turiu galvoje tai, kad jis pasakė, jog vienas iš mokinių išduos jį. Jau vien tai kėlė nerimą. Petras ginčijosi su Jėzumi dėl Petro kojų plovimo. Tai irgi kėlė nerimą. Kai Jėzus tarė išeinu, visi dar labiau išsigando. Jėzaus žodžiai jiems kėlė nerimą ir baimę. Tačiau jis sako, tegul neišsigąsta jūsų širdis. Jis nori pasakyti, kad tegul jūsų širdis daugiau nebenerimauja. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Taigi jis turi jiems ką nors pasakyti. Ir iš tiesų Evangelijos pagal Joną 14, 15, 16 ir 17 skyriai yra labai padrąsinantys. Prisiminkime, kad Jėzus mokiniams sakė, išeinu, bet nepaliksiu jūsų našlaičiais. Atsiųsiu jums šventąją dvasią, kurie amžinai bus jumise, su jumis ir ant jūsų. Taigi jis drąsina mokinius. Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tai reiškia, tegul jūsų širdis daugiau nebenerimauja, nes parodysiu jums, kaip galėsite tai išgyventi. Visi esame susidūrę su tokiais sunkumais, gyvenimo laikotarpiais, situacijomis ir aplinkybėmis, kuriuose galvojame, Dieve, kur tu? Jei esi čia, tai kodėl negirdi mano maldų? Kodėl neparūpini to, ko man reikia? Kodėl neišgydai mano kūno? Kodėl nekeiti mano santykių? Kodėl į mano gyvenimą nesugrąžini jo ar jos? Visi kažkada esame patyrę tokių situacijų. Šiandien kalbėsime apie raktą į nuolatinę ramybę. Ne į banguojančią, kai dabar ramu, bet rytoj jau netaip ramu. Kasgi yra ta nekintanti ramybė? Atsiverskime Evangelijos pagal Joną 14 skyrių ir perskaitykime 3 eilutes. Pirmoje eilutėje parašyta, kad Jėzus sakė, tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Skyriaus pradžioje skaitome, kad jis pradeda drąsinti savo mokinius. Dabar iškart persikelkime į šios skyriaus 27 eilutę. Paklausykime, ką jis sako. Aš jums palieku ramybę. Duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja jūsų širdys ir te neliūdi. Jėzus sako, kad savo mokiniams duoda tokią pačią ramybę, kokią jis turi. Dabar atsiverskime Evangelijos pagal Joną 16 skyrių ir perskaitykime paskutinę šios skyriaus eilutę. Jis vėl sako, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Noriu, kad čia suprastumėte kai ką labai svarbaus. Yra skirtumas tarp ramybės su Dievu
ir Dievo ramybės. Norėčiau tai paaiškinti. Pirmas žingsnis į tai, kad savo gyvenime kasdien turėtume Dievo ramybę, yra ramybė su Dievu. Paklausite, apie ką aš čia kalbu? Apie tai, kas parašyta šventajame rašte. Galbūt kai kurias šias eilutes norėsite patys paskaityti. Minutėlį atsiverskime Izaijo knygos 59 skyrių. Pagalvokime apie tai, kokia mūsų dvasinė būklė buvo prieš mums pasitikint Jėzumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju. Izaijo knygos 59 skyriaus pirmose dviejose eilutėse skaitome: Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų, bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo. Jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdi jūsų. Izaijas sako, jog nuodėmė atskiria mus nuo Dievo. Kalbu apie mūsų būklę prieš mums pasitikint Kristumi kaip savo gelbėtoju. Laiške Romiečiams 5 skyriaus 9 eilutėje skaitome tokius apaštalo Pauliaus žodžius. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūstybės. Prieš pasitikint Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, virš jūsų kybojo Dievo rūstybė. Apaštalas Paulius rašo, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu. Pagalvokime apie tai. Dievas sako, kad prieš išgelbėjimą mūsų nuodėmės skyrė mus nuo Dievo. Antra, virš mūsų buvo Dievo rūstybė, tai yra Dievo teismas. Jis sako, jog buvome Dievo priešai. Tokia žmogaus būklė be Kristaus. Tokie buvome kiekvienas iš mūsų, iki patikėjome Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Kai jūs ir aš pasitikėjome juo kaip gelbėtoju, kai nustojome prieš jį kovoti ir pasidavėme, tuomet pasikeitė mūsų pozicija. Nebesame jo priešai, virš mūsų nekybo Dievo rūstybė, nebesame atskirti nuo jo ir daugiau nesame neramūs. Laiško Romiečiams 8 skyriuje skaitome, kad tapome Dievo vaikais. Atkreipkite dėmesį, ką apaštalas Paulius rašo 14 eilutėje. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Abba tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Kitaip tariant, buvome įvaikinti į Dievo šeimą ir dabar esame jo šeimos nariai. Taigi, jeigu noriu savo gyvenime turėti nuolatinę ramybę, kuri nugali sunkumus, išmėginimus ir nesuvaldomas gyvenimo aplinkybės, turiu sudėti savo ginklus ir pasakyti: Viešpatie, pavedu savo gyvenimą tau. Turite pasitikėti juo kaip savo gelbėtoju. Tuomet visi anksčiau minėti dalykai išnyksta ir jūsų statusas pasikeičia. Koks yra tas naujasis statusas? Dabar jau esate Dievo vaikas, kuriam buvo atleista. Jūs dabar gyvenate jo meilėje. Jumise gyvena šventoji dvasia, kurią esate užantspauduoti iki atpirkimo dienos. Jame esate amžinai saugus. Jūsų gyvenimas tampa prieinamas Dievui, kad gautumėte jo palaiminimus. Kai patikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, įgijote visiškai naują statusą. Kas įvyksta tuomet, kai jau turime visiškai naują padėtį? Tuomet jau galime pradėti suprasti ir patirti tai, ką Jėzus sakė savo mokiniams. Jis kalbėjo: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūgštauja jūsų širdis ir ten neliūdi. Ramybė su Dievu yra vienkartinis sprendimas. Kai priimate Kristų kaip savo gelbėtoją, karas pasibaigia ir tampate Dievo vaiku. Taigi ramybė su Dievu yra vienkartinis sprendimas, o Dievo ramybė yra nuolatinis apsisprendimas, kurį jūs ir aš renkamės kasdien. Galime ją turėti arba atmesti. Galime ją patirti ir ją džiaugtis arba jos nepaisyti. Kai per tikėjimą Jėzumi Kristumi tapome Dievo vaiku, karas su juo pasibaigė ir įgijome ramybę su Dievu. Dabar turime Dievo ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą, kaip sako apaštalas Paulius laiško Filipiečiams 4 skyriuje. Kas yra ta ramybė? Atsiverskime laiško Filipiečiams 4 skyrių ir perskaitykime 6 bei 7 eilutes. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius liautis jaudintis ir nerimauti. Bet visuose reikaluose, malda ir prašymų su padėka, jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, paklausykite, tuomet jūs sergės Dievo ramybė. Laiške Romiečiams 5 skyriaus 1 eilutėje Paulius sako: Taigi nuteisinti tikėjimu,
Gyvename taikoje su Dievu. Tai reiškia, kad kai pasitikėjote Kristumi kaip savo gelbėtojų, karas pasibaigė ir tapote Dievo vaiku. Atėjo ramybė su Dievu. Taigi nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu. Jei norite savo gyvenime turėti Dievo ramybę, šį klausimą reikia spręsti kasdien. Jei jūsų paklausčiau, kas galite valdyti savo aplinkybės? Nė vienas. Kas galite jomis manipuliuoti? Nelabai galime. Kas norėtų pakeisti savo aplinkybės? Turbūt dauguma norėtų. Iš tiesų visos aplinkybės tokios. Jų neįmanoma suvaldyti. Jėzus sako, pasitikėkite manimi. Ramybė, kurią duodu aš, bus visai kitokia nei toji, kurią turėjote anksčiau. Taigi, kokia ta ramybė, kurią mums siūlo Jėzus? Pirmiausia, ji susijusi su juo pačiu. Jis pasakė savo ramybę. Pamenate, ką Jėzus sakė apie savo santykį su tėvu? Jis sakė, jei matėte mane, matėte tėvą. Aš ir tėvas esame viena. Taigi, jei jis ir tėvas yra viena, tai jo mums siūloma ramybė yra pamaldi. Tai dangiška, reali ramybė. Tai ramybė, kuri ateina ne dėl aplinkybių ir dėl jų nepasitraukia. Tai besitęsianti ramybė. Jėzus sakė, duodu jums savo ramybę. Tegul daugiau jūsų širdis nebūkštauja. Ši ramybė ateina iš jo. Ieškodami ramybės jau daug ką išbandėte, tačiau ją rasite tik Jėzuje. Jei sakote, o aš juo net netikiu, tuomet ramybės niekada neturėsite. Gal sakysite, tai jau išbandžiau. Ne, paklausykite, raktas į ramybę yra santykiai su Jėzumi. Žmonės ramybės ieško aplinkybėse. Jie sako, jei tik galėčiau pakeisti šią arba aną aplinkybę, jei tik galėčiau turėti tą ar aną, Jėzus pasakė, kad ramybę surasime ne aplinkybėse, bet santykyje. Ir kol žmogus neturės asmeninio santykio per tikėjimą, kol nepasiduos Kristui ir nepradės gyventi paklusdamas jam, tol neturės jokios ramybės. Jėzus mokiniams sakė, duodu jums savo ramybę. Jis sako, ramybė, kurią jums siūlau, yra manyje. Jis slypi santykyje. Jei norime turėti ramybę, su Jėzumi mus turėtų sieti tikėjimo, paklusnumo ir meilės jam santykis. Galite išieškoti visą pasaulį, turėti visus pasaulio turtus, keliauti į tolimiausius kraštus. Galite daryti bet ką ir viską, ką panorėsite, tačiau yra tik vienas vienintelis ramybės šaltinis. Pasakysite, aš net netikiu į šį Jėzų. Tuomet galiu jums pasakyti, kad neturėsite jokios ramybės. Juk vienintelis būdas išlikti ramiam, bandyti kontroliuoti savo aplinkybės, bet to padaryti negalėsite. Taigi, kur ieškosite ramybės? Gal sakysite, o jei tik turėčiau šį ar aną dalyką, jei tik turėčiau jį ar ją, bet jūs juk nekontroliuojate aplinkybių ir negalėsite to gauti. Ir netgi jei galėtumėte, tai bus tik laikina. O kas bus, kai apims abejonės? Yra tik vienas ramybės šaltinis. Norėčiau pabrėžti, kad negalite gyventi nepaklusdami Dievo valiai ir turėti ramybę. Nieko nekeis tai, kiek alkoholį išgersite, kiek narkotikų suvartosite, kiek sekso patirsite, kiek kartų susituoksite, kiek turto įgysite. Nė vienas iš šių dalykų nesuteiks jums ramybės. Dievas viską sutvarkė labai paprastai. Jėzus sako, kad ta ramybė, kurią jis mums duos, bus tokia nuostabi, kad negalėsime jos net suprasti. Negalėsime suprasti, kaip savo širdyje galime būti tokie ramus ir giedri, kai aplink viskas griūva. Būtent tai sakė Paulius. Dievo ramybė viršyje supratimą, tačiau nėra nepasiekiama. Gal negalėsite jo suprasti, tačiau galėsite patirti. Taigi galvoju apie tai. Jėzus pasakė, aš ir tėvas esame viena. Jei matėte mane, matėte ir tėvą. Jėzus ir Dievas tėvas yra tobulai vieningi. Leiskite man paklausti jūsų. Kas jūsų gyvenime neleidžia jums tapti viena su viešpačiu Jėzumi? Tarkime, kad esate išgelbėtas ir tai žinote. Karas pasibaigė, tapote Dievo vaiku. Jis tapo jūsų dangiškojų tėvu. Tačiau jūs neturite ramybės. Jūsų gyvenime yra kažkas, kas jūs apgauna, kas atima šį nuostabų ramybės pojūtį, kurį jis siūlo. Galbūt Dievo dvasia jau paskatino jūs apie tai pagalvoti dar šios pamokos pradžioje.
O gal apie tai susimąstėte tik dabar? Na, žinai, mes su Dievu dėl to ginčijamės ir man tai nepatinka. Noriu tai pakeisti. Ką darysite su tuo, kas jums neduoda ramybės? Noriu, kad pamatytumėte, jog yra ramybė su Dievu, kuri apima tuomet, kai pasitikite juo kaip savo gelbėtoju. Tuomet karas tarp jūsų ir Dievo pasibaigia. Bet yra ir Dievo ramybė, kuri ateina tik tuomet, kada gyvenate pasidavęs jam. Paklausykite, jis sako, aš ir tėvas esame viena. Ar žinote, ko iš mūsų nori Jėzus, ko iš mūsų nori Dievas? Jis nori, kad būtume viena su juo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog turite gyventi sutardama su juo. Juk sutiktumėte, kad iš tiesų išmintinga gyventi sutariant su Jėzumi. Išmintinga gyventi sutariant su Dievo valia. Argi aš ką nors žinau, ko Dievas nežino? Ar turiu kokią galią, kurios jis neturi? Argi žinau kokius kelius, kurių jis nežino? Ar turiu savyje pakankamai jėgų? Ne, neturiu. Jis sako, aš ir tėvas esame viena. Jis sakė, ramybę surasi manyje. Ramybę galite turėti per asmeninius santykius su Jėzumi Kristumi. Tai vienintelė vieta, kurioje ją surasite. Žinau, kad kas nors pasakys, manau, kad galiu išlikti ramus ir be Jėzaus. Na, tuomet leiskite man jūsų paklausti. Jei duočiau popieriaus lapą ir paprašyčiau aprašyti savo dabartinį gyvenimą, garantuoju, kad prisimintumėte kai kuriuos dalykus, kuriuos norėtumėte pakeisti. Jums tie dalykai nepatinka. Ar tai reiškia, kad savo gyvenime pasieksite tokį etapą, kuriame jau nebebus daugiau sunkumų ir sielvarto ir viskas eisis tik sklandžiai? Ne, Jėzus to nežada. Tai nereiškia, jog gyvenime nebeliks aplinkybių, kurios mums sukelia sunkumų. Dievo ramybė reiškia, kad nesvarbu, kas mums benutiktų, nesvarbu, kokios siaubingos ar nuostabios bebūtų aplinkybės, nesvarbu, kaip dažnai jos besikeistų, galiu būti ramus, giedras ir šaltakraujiškas. Nesvarbu, kas atsitiktų, dėl artimo ryšio su Jėzumi mano siela gali išlikti tvirta ir nenunešta nelaimių bei sielvarto vėjų. Dievo ramybė remiasi tuo, jog žinau, koks jis yra, kaip jis manyje veikia, kas aš jame esu. Dievo ramybė remiasi nuostabiais jo pažadais, nes jis įvykdo viską, ką pažadėjęs. Galiu būti ramus, nes manyje per šventąją dvasią yra gyvasis Dievas. Nesvarbu, kokios siaubingos aplinkybės, nesvarbu, kaip dažnai jos besikeistų, galiu būti ramus ir šaltakraujiškas, neblaškomas priešiškumo ir sielvarto vėjų, kaip bangos jūroje, bet absoliučiai stabilus. Mūsų ramybė yra Jėzus. Jokio kito kelio nėra. Norėčiau, kad kas nors galėtų man parodyti kokį kitą kelią. Apaštalas Paulius rašo, kad Jėzus yra mūsų taika. Jis žinojo, kad kiekvieną dieną bus mūsų taikos ir ramybės šaltinis, jei tik tai suprasime. Ar norėdami išlikti ramus, turime patys kokią atsakomybę? Taip, turime. Mums reikia prisiminti vieną dalyką. Turime reikalauti to, kas mums priklauso. O kas mums priklauso, ką mes turime? Savyje turime Dievo dvasią. Savyje turime nuostabią, antgamtišką Dievo jėgą. Per šventąją dvasią savyje turime potencialą viskam, ką Dievas yra numatęs mūsų gyvenimui. Turime to reikalauti. Taigi, kai iškyla situacija, kuri manyje gali sukelti didelę sumaištį, privalau prisiminti, kad esu Dievo vaikas. Savyje turiu Dievo dvasią, kuri yra ramybės mano gyvenime šaltinis. Antra, turiu žiūrėti teisinga kryptimi. Į ką bežiūrėčiau, kai ateina bėdos, išbandymai ir sielvartas, Jėzus sako, jog turiu savo žvilgsnį nukreipti į jį, nes jis yra mano ramybė. Jis nėra vien tik jo šaltinis, jis pats yra mano ramybė. Gal kas nors paklaus, ar nori pasakyti, kad jei patiriu skausmą, turiu sutelkti dėmesį į Jėzų? Taip. Kodėl? Jei dėmesį sutelksime į skausmą, tai dar labiau viską pablogins. Tuoj parodysiu, kaip tai veikia. Pasitikime juo, kad jis bus toks, koks teigia esas, ir kad jis parūpins tai, ką žadėjo. Kai susitelkiu į jį, jis man kai ką primins. Jis sako, esi mano sūnus ir aš myliu tave.
Ir prisimink, jog leisiu į tavo gyvenimą ateiti tik tokiems dalykams, kurie išeis tau į gerą, jeigu tik tinkamai į juos reaguosi. Žinau, kad šiandien tau skauda, bet tai išeis tau į gerą. Žinau, kad tau trūksta jos, bet tai tau išeis į gerą. Žinau, kad praradai jį, bet tai išeis tau į gerą. Parodysiu tau, kaip. Kai ištikus sielvartui, užklupus išbandymui ir suspaudimui, Dievas dar kartą užtikrina jūs, jog jis supranta, tai jis ir padės jums ištverti šiuos dalykus. Jums nereikia nusileisti ir pasiduoti. Nereikia nuleisti rankų. Pasitikėkite juo. Nukreipkite savo žvilgsnį į jį. Jis yra mūsų šaltinis. Leiskite paklausti, kaip jūs buvote išgelbėtas? Gal pasakysite, aš padariau tai ir tai. Ne, jūs padarėte tik vieną dalyką. Dievas sutvarkė viską labai paprastai. Jūs padarėte tik vieną. Pasitikėjote juo, jog jis padarys tai, ką pažadėjo. Jis pasakė, kad jei išpažinsite savo nuodėmes, jei pasitikėsite juo kaip savo asmeniniu gelbėtoju, tai jis jūs išgelbės. Jūs tai padarėte. Neprivalėjote pakelti rankos. Nereikėjo žengti nei žingsnio. Jums niekur nereikėjo vykti, nieko nereikėjo atsisakyti. Kitaip sakant, jūs pasitikėjote juo. Ir ką jis tuomet padarė? Ta minutė jis pakeitė jūsų amžinąją lemtį. Jis įrašė jūsų vardą į avinėlio gyvenimo knygą. Tapote gyvojo Dievo vaiku. Ką jūs padarėte? Jūs priėmėte tai, ką jis jums siūlė. Jeigu vieną kartą jis tai galėjo padaryti akimirksniu, argi negali to daryti kiekvieną mūsų gyvenimo dieną? Taip, gali. Svarbiausia čia pasitikėti juo, remtis jo pažadu ir nukreipti savo dėmesį į ramybės, o ne į savo nusivylimų šaltinį. Įsidėmėkite šią pamoką. Galbūt sėdite savo namuose ar kur kitur ir esate labai nusivylęs. Galbūt jūsų aplinkybės tapo visai nevaldomos. Pasvarstykite. Ar tai, ką Jėzus pasakė, nėra tiesa? Daugelis netiki Jėzumi. Bet ar kas nors gali parodyti bent vieną jo padarytą nuodėmę? Niekas. Kai kurie žmonės juo netiki, bet sako, kad jis buvo geras žmogus. Niekada nepadarė nei vienos klaidos, niekada nenusidėjo, bet palaukite, jis turėjo būti kuo nors ypatingas, nes jis yra Dievo sūnus. Ir šis Dievo sūnus per šventąją dvasią pasirinko dalyvauti jūsų ir mano gyvenime. Jei kas nors manęs paklaustų, kas yra krikščioniškas gyvenimas, atsakyčiau. Tai reiškia tikėjimu priimti Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir priimti jo auką ant kryžiaus, kuris praliejo savo kraują ir atpirko mano nuodėmę. Kai tai padariau, tuomet jis apsigyveno manyje šventąja dvasia. Ji manyje gyvena Jėzaus gyvenimą. Svarbiausia ne tai, ką mes darome, o ką daro šventoji dvasia. Mano atsakomybė yra pasiduoti jam. Kol esu vienas su juo, tol galiu būti ramus. Kai nusprendžiu, kad dėl ko nors nesutinku su juo, ramybės nebelieka. Ar įmanoma dar paprasčiau? Nesakau, jog tai lengva, bet tai paprasta. Norite ramybės? Turite turėti Jėzų. Nustokite su juo kariauti. Jūs nesate priešas, nesate po rūstybę, atskirtas nuo jo. Nebesate be ramybės. Jums tai reikia paprašyti. Ir jis jūsų nenuvils. Jėzus vadinamas ramybės kunigaikščiu. Ramybės šaltiniu. Jis yra ramybės davėjas. Visko esmė – asmeninis santykis su Dievu per jo sūnų Jėzų Kristų. Tai yra nuolatinis ramybės šaltinis, kuris žmogaus gyvenime veikia kiekvieną dieną. Tėve, kokie mes dėkingi, kad tavo žodis yra pilnas nuostabios tiesos. Tu viską padarai taip paprasta. Meldžiu, kad šventoji dvasia kalbėtų kiekvienam, kuris klausosi šios pamokos, ir kad jie suvoktų, jog pasakoju tai, ką tu sakei.
Ką tik papasakojau tai, kad tu pats apie save sakei, kad tu ir tėvas esate viena, kad esi ramybės šaltinis. Sakei, kad tavyje yra ramybė. Sakei, kad mums duosi savo ramybę. Meldžiu, kad kiekvienas žmogus, kokiose aplinkybėse bebūtų, suvoktų, kad kai priima Kristų kaip gelbėtoją, jų potencialas turėti ramybę tampa gyva realybė jų širdyje. O jų pasirengimas pasiduoti jam leidžia jiems viską kasdien pasitikti su nuostabiu, neapibūdinamos ramybės jausmu. Dieve, meldžiu, kad šventoji dvasia primintų jiems tai. Įrašyk tai jiems į širdis. Suteik jiems visko, kas būtina, kad jie galėtų tai praktikuoti. Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.